geros dienos, ką žiūrit, darysim spagetį, labai įdomu. Imam spagetį ir laužim per pusę. O taip susilaužom, dabar mūsų dešrelės. Pjaustysim į 3 dalis. Dabar susipjaustom svogūną. Toliau ką mes darom. Imam gabaliuką dešrelės ir duriam spagetį per kiaurai. Tris, 4. Duosim po 4. Nu ir paskutinį. Nu, dabar pjaustysim salotas. Nu, pjausim salotas. Čia susikratom pakepti svogūnus. O čia mes dėsim savo spagetį. Užvirs 10 minučių ir bus baigta. Ir padažą galim pilti jau grietinę. Ir įdėsim sūrio, kad ištirptų. Padažas gausis skanesnis. Porą gabaliukų užteks. Liko 5 minutės ir serviruojam. Nu, mūsų makaronai jau su sasiskom išvirė dešrelėm. Čia salotos. Ir žalumynų. Nu ir pažiūrėkit, kaip čia valgosi gražiai. Nu va, vienas kąsniukas. Pasaka. Skanaus. Ir iki sekančio.